Sveiki monetų mylėtojai. Kaip jums pirmasis interviu apie monetas patiko? Pakomentuokit. Iš tikrųjų planuoju daryti dar keletą tokių, bet šį kartą tikiuosi pavyks susitikti su keletą Anglijos kolekcionierių. Na, o šiandien norėčiau padaryti tokį trumpą video apie monetas, tiksliau sakant, apie knygas. Štai 50 pensų gidas, paskutinis leidimas, 8. Gidas sudarinėjimas kolekcionieriaus, ne kokios tai kompanijos. Tai yra įdėta tikrai daug darbo. Už jį mokėjau apie 10 svarų. Visų tipų 50 pensų monetos sidabrinės, paprastos, iš visų salų, teritorijų, surašytos kainos netgi. Na, o antrasis parėjo visai neseniai, toks monetų dienoraštis, galima pasakyti, nežinau. Ir jis taip pat kainavo 10 svarų. Šis įdomus tuom, kad prie kiekvienos dienos yra tam tikra moneta ir trumpas jos aprašymas. Toks kaip istorijos aprašymas. Kodėl ta moneta buvo išleista, kokia proga, kas įvyko tą dieną ir panašiai. Kaip matot, monetos visokių tipų. 50 pensų, 5 svarų, 2 svarų, 10 pensų proginės monetos. Na ir prie viso šito gavau dovanų. Štai tokią monetėlę, 50 pensų. Šita moneta turėtų būti apyvartinė, bet apyvartai kol kas jos dar nemačiau. Ir ne vienas mano pažįstamas kol kas dar negavo. Vyksta spekuliacinės kalbos, kad būtent 2023 metų moneta buvo nukaldinta 500 000 tiražu. Bet kiek tos tiesos? Pamatysim ateityje. Nors moneta jau pardavinėjama po 5 svarus antrinėje rinkoje. Taigi, matysim. Įdomi, graži monetėlė. Tikrai šis tas naujo. Ir greitų metų turėčiau gauti 2 svarų monetas. Taip pat vieną apyvartinę ir vieną proginę. Bet apie tai jau kitoje laidoje. Ačiū Jums, kad klausėtės, žiūrėjote. Spausite like, share, subscribe. Viso geriausio.